Nu va, pabandysim nuimt ratų šiandien. Pasitvarkyti reikia traukelą. Tai ką, reikia atsinešti pagalių ir dankratą reikia. Taip, kur čia gau dabar? Nu, reikia paieškoti. Nu, gal nenuvers. Turėtų laikyti. Taip, atsisukti ratas reikia. Aha, čia reiks. Štangą reiktų nupirkti varžtai. Materkas ant visų, kad šitas kilpas nuimtų. O, lengvai. Tai biškį pakelbą bandyti. Nu, gal atsuks, buvo kažkas sugedė jam, nebesisukė man, bet kaip ir atsgavo, nepažiūrėsim. Ar atsgavisi, ar neatsgavisi. Da, veikia. Taip kažkas gal buvo. Buvo pasak ir nustoja kažkodėl. Va, vėl. Paskutinis taip nenarom. Atsisukė. Gerai. Gerai, bandom kažkaip. Gerai, čia priėjimas, dabar biškį rūdžius ir išėjai reiks sutepti. Salinė kas neleidžia. Reiktų gal pasiveršti. Šitie irgi varšti pasižiūrėti, čia tikriausiai irgi niekada neveršti. Nu, kaip žistoja, gal nenukris. Nukris, tai bus nukristi. Va, šitą vietą, va šitas žrudys, jis nevaikšta. Nu va, dabar galėsiu susitraukti ištelius. Nežinau, žiūrėsiu, atsisuk gal.
Reiktų pakaitinti šiaip. Pakaitinsiu, gal pradės vaikščiat. Aha, ir šitas net neina kaištelis. Nu, reikia bandyti pasikaitinti. Patogeną neturiu, tai su balenėliu. Gal padės. Turėtų padėti. Oras šlangutės tikrai labai gaidinti. Gal nereiks ardyti, nes čia bus užrūdyje, kad išmauti iš to, tai irgi būtų reikalų. Iš ašies, ten atsisuktų, bet būtų gerai, kad taip įsimankštintų. Nu, pažiūrim, gal biškį sujudės kai kas. O, biškį juda. Taip, dabar čia jeigu stumuotai, tai turėtų jį jungti liktais. Šitiem. Būtų gerai yra specialus toksai varžtam, bet gal VD padės. Dar pakaitinam. Jo druska tai čia gerai pritraukia. Niekada nejungtas, tai vat ir prikydys. Blemba, dujas baigęs. Nu, pajudėja porą centimetrų. O, dar centimetrų. O. Gerai, į gerą pusę. Dabar grąžinti atgal reikia. Kas daryt. Išėmam traukelį gal. Nu, da pakaitinam. Gerai jau juda, tai įsimankštint nereiks ardyti ant visą šitą. Nu, lengvin. Va, kaip ant tas be plaktuką.
Va, rūdis teka tik tai. Nieka, bus gerai. Nu va, jau galiu įjungti iš kabinos. Dar sunkokai, bet turėtų lengvai. Bet jau vis lengvėja. Ne vakarietis čia, kad mygtukų paspaudė ir sukas. O MTZ čia. MTZ visada reikia plaktukas turėti. Štangą. Jeigu nebejungtum čia, tai reiktų šlauką jungt. Bet viskas paprasta. Va. Va, vakarietiškai sugestų mygtukas į viskas. Ne, da, nėra buvai sugedį. Vakarietiškai nei džendyrų, nei kokiam valtrį, nežinau. Gal kai kam buvo. Kojus įsirėmė stiklan ir... Va, viški, įsijungia. Nu va, jau įsijungia. Tai bus gerai. Tai va, manau jaunimui tai reikėtų nuo tokio pradėti. Išmoktų remontuoti. Ja, paskui jau sėdint vakarietišką, kur nereikia remontuoti. Tai va. Na, Belarusė ar ateina. Supratimas apie remontų, kaip čia tvarkyti reikia viską. Nes jį tvarkyti reikia. Dėliausia tai būtų koks kyravas, kai reikia. Būdavo kokį dėžį. Reikdavo pakeisti per porą dienų. Ir vėl važiuoja kyravas. Ar variklį perkelt kito. Ar pusantrinį kokį. Nu, bet teka džendyrų ardėm variklį jau. Vienu kartu. Prie 7000 motovalandų. Nu, tai yra reikalų, ten tiek viską buvo pridėta, kad vėlnik jau prieiti. Ten nusiardyti reikėjo daug. Visi tie ekologiniai, tie DPF filtrai viršų įsidėti. Karterė nėra vientisas su rėmu. Atsisuka blokas ir nusikelia. Kažkur turi nuotraukų da. Ten tai buvo reikalų. Nu va, panašiai, jau lengvai beveik tą padirbs, gal įsivaikščiai. Susirenkam krištelius. Šitą iškalt negalėjau, tai tegu ir būna. Čia gazą iškabinau, kad prieit galėčiau. Taip, šitaip. Šitaip. Na čia MTZ, čia taip turi būti. Geriau jau nebus. Fiksuojam elektroninį gazų. Labai čia sudėtinga sistema. Reikia tik kažkur nepraslaisti. Gali paskui ne per ilgai gazuoti. Va, fiksatariukus naujus. Ten tai da geras. Čia tai naujų išties. Čia reikia palengti. Čia irgi nulūžis buvo. Na, biškį gal mažokas. Gal gerai bus.
Tai va, šitoj pusėje tiek ir to remonto. Nu, pasižiūrim, koks vėlianėlis išdėtas. Ir ar sukasi išvis iš kur tam. Jo, naujas. Raudonas toks dar. Jo, nebūta kardana. 6 šlicų. 6. Geriau būtų 8, man atrodo. Gerai, jungiam darbinį, užkuriam, pažiūrėsim ar sukas. Labai gerai. Žiūrėk, kiek iš čia dabar sukas. Tai yra 1000 per sekundę arba 5 kam. Reikia užgesintam. Čia tikriausiai 5,40. Čia 0. Čia 1000 turėtų būti. Dabar kol ratas nuimtas, reikia traukę šitą nuimti. Patogu prieiti. Aš dar jas neturiu, bet reikia nusipirkti nuo čianai iki čianai. Nes šitokia tai nelabai. Čia kaip ir gerai. Tai tiek. Ai, va čia reikia dabar dar irgi geras priėjimas rudžius rišėjus. Aš ten jau ėjau, va sparnus biškį tepiau. Tai dabar dar čia galima visur pasitepti. Užpūs dažų. Ant baką, kad nedadytų. Tai bus gerai. Persitepu nuo rudžių, su rišėju va visur. Šitas reikia. Nu į kuo niekad čia nebelieka jau išvis kelią. Pasidažyti ratai. Vis tiek dėl grožio reikia. Langus gal užtamsint, na, kaip sakiau, kažkada. Rodelės. Žemę. Vaikiškai padaryti, privirinta. Laužė aukštyn ir lenkia per šitą. Čia tik dėl vaizdo. Vieta tokia. Tik ir pirštais atsisuka viskas. Nu, argi čia taip turėtų laikyti nebešant. Nesąmonė. Gerai, čia Ana gerą traukė činai. Nupirks magitalą, bandės čia traukė. Nu, ką aš nuvėt ratas atbraukau. Iški tepaliuką ant špilkų. Ir tiek.
biškį tepalą ant špilkų. Gerai, šitų da. Vėliau nupirks reiks materkas. Ratą. Vis. Nu ir kūda, pabaikim grįkis jau. Niekas, nebedaug lyga 10 hektarų šiandien. Jau pradžiūva, galima įvažiuoti. Aišku, vakar dar irgi buvo šlapė vieną vietą, reikėjo pagalbas biškį patraukė. Va, visa sėlka purvina. Nu, tokie metai, nieko nepadarys. Tai va, Veterštatas pasėjo jau virš 500 hektarų šitas. Viskas vietai, niekas nekleba. Labai gerai guoliai laiką šitie dirbimą. Nei vienas dar žiūrėjau, nieks nekleba. Rapidui tai jau ką gero būt reikėjo keis bent keli guoliai. Kiek atsimenu. Tai va. Gera sėjalka. Tai va, diskai irgi nieko nepadylė po 500 hektarų. Viskas laika labai gerai. Gerai, važiuojam. Vakar ties 2-5 vasarą.